Mauricijus Kaščino vienas garsiausių Sicilijos virtuvės šefų. Jo patiekalais mėgaujasi popiežius, karališkų šeimų atstovai, prezidentai ir ryškiausios pasaulio žvaigždės. Net jei esate abejingi maisto gamybai, po šio pasakojimo ją greičiausiai pamilsite. Jeigu siciliečio paklaustumėte, kodėl būtina apsilankyti jo gimtinėje, jis nedvėjodamas išskirtų du dalykus – nuostabią gamtą ir maistą. Šis didžiausioje Viduržemio jūros saloje ypač svarbus. Ne veltui įtakingiausi pasaulio kelionių gidai kviečia atvykti paragauti Sicilijos. Čia gaminti moka kiekvienas – ir senas, ir jaunas. Prie pietų ar vakarienės stalo bendraudamos šeimos praleidžia ištisas valandas, todėl prasto skonio maistas Sicilijoje prilyginamas įžeidimui. Nenuostabu, kad tikri virtuvės profesionalai šiame Italijai priklausančiame regione gerbiami ne mažiau nei politikos, scenos ar kino žvaigždės. Būtent tokiai garsenybei priklauso šis už keliasdešimties kilometrų nuo sostinės Palermo esantis restoranas. Siciliečiai iš tolimiausių salos kampelių kelias valandas važiuoja tik tam, kad pasimėgautų patiekalais, kuriuos gamino garsiausios Italijos virtuvės šefų dinastijos įpėdinis Mauricijus Kaščino. Tačiau su pačiu virtuvės maestro susitinkame ten, kur prasideda jo diena, pačiame Palermo centre esančiame Kapo turguje. Produktus patiekalams perku tik turguje. Tai garantuoja pusę sėkmės, nes šviežumas ir būdas, kaip vaisiai bei daržovės užauginti tiesiogiai veikia maisto skonį. Žuvis taip pat privalo būti šviežia. Čia, Sicilijoje, apie šaldytus produktus negalvojame. Turime galimybę valgyti šviežią maistą ir tai mums taip įprasta, kad kartais net pamirštame tuo pasidžiaugti. Tačiau man tenka gaminti ir kitose šalyse, kur klimatas netoks palankus derliui, kur paprašius šviežios žuvies ją atskraidina lėktuvu. Deja, jos skonis vis tiek nebe toks, kaip ką tik sugautos jūroje. Štai todėl kas kart apsipirkdamas turguje suprantu, kokie mes, siciliečiai, esame laimingi. Sakoma, kad patyręs virtuvės šefas pagaminti skanų patiekalą gali net iš kirvio. Tačiau paprastiems žmonėms tereikia žinoti kelias paslaptis, kad kasdien namuose ant stalo galėtų padėti skanų maistą. First of all, you have just to know the reason, the season, the right season, because Labai svarbu paisyti sezoniškumo. Tarkime, rudenį kaštainiai yra nuostabus. Nusiperki ir gali iš karto dėti keptuvę ar skrudinti ant ugnies. Persikai vynuogės vien žiūrint į nuostabią jų spalvą kyla apetitas. And then here you find the fish. You have just to remember that usually in the morning at about 8 o'clock, 9 o'clock, all the markets are full of fish. Kaip ir žiūrint į šią žuvis. Paprastai 8-9 valandą ryto šie prekystaliai tiesiog lūžta nuo visokių gėrybių. Šiandien atvažiavome šiek tiek vėliau, tačiau aš vis tiek esu garantuotas, kad viskas, ką pirksime, bus šviežia. You don't have to do anything, you don't have to clean or nothing else, you're just to fry and eat. Tarkime, šią žuvytės pakanka tik nuplauti ir iškart galite įdėti į kaitintą keptuvę. Garantuoju, skonis bus nepaprastas. We can find also this gambero, you see, that it's already clean. Kas nori greito rezultato, krevetės jau iškart išlaupytos. Tiesa, aš visada perku nevalytas jūros gėrybės ir ruošiu jas tik prieš pat gamindamas. Taip jos ilgiau išlieka šviežios. Grazie, arrivederci, gentilissimi, grazie. Šiame turguje Mauricijų pažįsta visi, kiekvienam garbė, kai iš jo perka garsusis Kaščino. I will need the tomato. Kasdien mano šaldytuve galite rasti pomidorų. Štai šie mėsingi puikiai tinka padažui, kiti salotoms. Baklažanai, špinatai, paprikos. Nepamirškime svogūnų. Man maisto gaminimas tai kūryba. Todėl ir pirkinių krepšelis turi atrodyti kaip meno kūrinys. Vien žvelgiant į šias spalvas džiaugiasi širdis. Sicilietiškas turgus tarsi atskiras miestas, kuriame užtruksi ištisas valandas. Čia gali ne tik apsipirkti, bet ir greitai užkasti jau nuplautų ir supjaustytų vaisių, arba atsisėdus papietauti, išgerti kavos. Mauricijus užtikrina gatvės maistas čia visada šviežias ir puikios kokybės. Sicilijoje kitaip ir būti negali. Tačiau garsiojo šefo dienotvarkėje suskaičiuota kiekviena minutė. Kai esi žinomas, turi daugybę įsipareigojimų, prisipažįsta Mauricijus. Vienas tokių įsipareigojimų mokytojo darbas. Šefas dėsto garsiausiose kulinarijos mokyklose, važinėja po pasaulį, rengia kursus. Šią veiklą jis paveldėjo iš savo didžiųjų mokytojų
tėvo Salvatorės ir dėdės Francesco Paolo Cascino, kurie, ko gero, pirmieji pasaulyje ėmė rengti maisto gaminimo mokymus dar 1960 metais. Every kind of vegetable should need a different type of cooking and so on. Reikia žinoti kelias paslaptis. Tarkime, kad daržovės patiekale būtų reikiamo skonio, jas ruoškite iš anksto. Štai Sicilijoje itin mėgstamas baklažanas, supjaustytas ir pabarstytas druska, turėtų 14 minučių pabūti kiaurasamtyje, kad nereikalingos sultys nubėgtų, tuomet troškinamas jis nesukris. And then you wait. You put it here and then you wait. So all the liquid that usually give also a sour, bitter taste goes away. And then you can fry. Usually if you make a slice, you should cut it quickly, but you should also be able to do it. You can make it this way. Okay? Yes. Naujokai dažnai manęs klausia, kaip taip greit pavyksta pjaustyti svogūnus. Turiu nuraminti, tai tik patirties klausimas. Tačiau būtina saugoti pirštus, antraip nelaimė neužkalbų. It depends on you. Okay? When you put in your fridge, don't take it off because here when you take it off. Pomidorus būtinai pirkite su šakelėmis ir jas nuskinkite tik prieš pat gamindami. Taip neprarasite skonio. Gamindami gerų rezultatų pasieksite tik tuomet, jei kuo daugiau ingredientų pasigaminsite patys. Kad ir populiarų į pomidorų padažą. Didžiausia paslaptis, kad kelioms sekundėms įmetus į karštą vandenį ir nulupus odelę būtina išmesti sėklas. Tik tuomet pavyks pagaminti tikrą padažą, kuris pagardins net paprasčiausią patiekalą. It's not very hot, but it's just only to know that when you put it here and you leave and you make just a little bit cookie, you can take it easier, you see? I can make a good recipe, a good preparation, and the wine can destroy everything. And so on, it's the same also for the food and the wine, if the food is not. Taip pat labai svarbu prie maisto priderinti vyną. Pusę taurės gero gėrimo vakariniai suteiks iškilmingumo. Siciliečiai nemėgsta, kai juos tapatina su italais. Jie didžiuojasi originale savo virtuve. Ši sala daugybę amžių buvo tarsi vartai, skyrė Italiją nuo Afrikos. Ko gero nėra kito tokio Italijos regiono, kuris tiek kartų būtų užkariautas. Čia šeimininkavo graikai, romėnai, musulmonai, normanai, ispanai. In Palermo, there were three kind of different cuisines. The first was for noble people, rich people. Sicilietišką virtuvę galima suskirstyti į kelis skirtingus tipus. Turtingųjų miestiečių, kurie valgydavo mėsą, paukštieną, ir varguolių, kurie paukštieną pakeisdavo sardinėmis bei kitais pigesniais produktais. Na, šiais laikais galima būtų sakyti atvirkščiai. Jūros produktai yra kur kas populiaresni už mėsos patiekalus. Dar sicilietiška virtuvė nuo kitų skiria čia kažkada gyvenusių kultūrų perimta patirtis. Kiekvienas atvykėlis čia kažką paliko, kažkuo praturtino. Tai ne tik patiekalų receptai, bet ir prieskoniai produktų derinimas, kuris suteikia savitumo. Anot Mauricijaus Cascino, norint išmokti skaniai gaminti, visų pirma reikia paimti senelės ir mamos receptų knygas, kuriuose glūdi neišsemiami turtai, juk būtent šeimos praeitis ir yra mūsų stiprybė. Paties virtuvės virtuozo sėkmė tikrai buvo užkoduota genuose. Giminės šlovės istorija prasidėjo prieš bemaž 100 metų, kai visoje Sicilijoje nuskambėjo gandas apie vienuose aristokratų namuose gaminantį Salvatore Rico. Šis savo žinias perdavė sūnėnams Francescui Paolui, o paskui ir 12 metų jaunesniam Salvatorei Cascino, kurie pakeitė pasaulio kulinarijos istoriją. Broliai Cascino netrukus išgarsėjo ne tik Italijoje, bet ir visame pasaulyje. Jie gamino tokioms įžymybėms kaip karalienė Elžbieta II, Monako princas Rainier ir jo žmona Grace Kelly, dainininkas Frankas Sinatra, graikų milijardierius Aristotelis Onasis ir operos žvaigždė Marija Kalas. Mauricijaus dėdė Francescas Paolas Cascino, ko gero vienintelis virtuvės šefas, kurio vardu pavadinta gatvė Palerme, virėjų rengimo mokykla ir tarptautinis konkursas. It was just a place where the bulk wines were sold here. We are talking about in 1929 when this building was made.
Įsivaizduokite, kaip visi nustebo, kai mano dėdė, vienas geriausių pasaulio šefų, 60-aisiais nupirko šią vietą, toli nuo Palermo, mažame miestelėje ir įkūrė restoraną. Visiems buvo šokas. Tačiau ši vieta buvo ypatinga, nors ir nesėkminga. Šis pirmasis pastatas iškilo 1929-aisiais. Čia buvo vyninė, į kurią apylinkėse gyvenantys žmonės rinkdavosi pasidėti, pabendrauti. Net sunkiausiais laikais čia visada būdavo smagu. Ne dėl vyno. Tiesiog žmonės susitikdavo, pasikalbėdavo ir tapdavo lengviau iškęsti režimus, karus bei sunkmetį. Vėliau naujieji šeimininkai čia atsidarė užeigą. Tačiau, kaip sužinojome iš senolių pasakojimų, maistas nebuvo ypatingas. Tad ilgainiui ir užsidarė. Štai tuomet šią vietą ir nusižiūrėjo dėdė kartu su mano tėvu. Take a little wine for us and so on. And then it became a trattoria, but it was not a good management and it stopped. Žvelgiant į jaukų restoraną sunku patikėti, kad kažkada čia buvo tiesiog kaimo užkandinė, kurios kai kurie elementai išlikę iki šiol. Garsieji broliai Kaščino buvo įsitikinę, kad sėkmei tereikia gero maisto, todėl interjere nieko nekeitė. Paliko skirtingus stalus ir kėdes, žalias paprastas stiklines ir net įrankius, kurie valgant galėjo sulinkti. Nepaisant to, ši vieta tarsi magnetas traukė siciliečius. Restoranas buvo toks populiarus, kad pakeitė apylinkės gyventojų įpročius. Tradiciškai siciliečiai sekmadieniais su visa didžiulė šeima pietus valgydavo namie. Tačiau praėjus keliems mėnesiams po atidarymo šeimos ėmė pietauti čia. Tai didžiulis pripažinimas, kurio dėdė su tėvu pasiekė dėl novatoriškų idėjų. Tarkim, dabar visame pasaulyje žinomi migdoliniai ledai Ali Paša. Gimė būtent čia, kaip ir dar keli patiekalai. Tačiau labai svarbu nepamiršti, kad tai niekada nebuvo vieta, į kurią gali užsukti tik turtingieji. Čia visada kainos buvo tokios, kad galėdavo pavalgyti ir vargingai gyvenantys žmonės. Kaščino šeimai tai be galo svarbu. Šiame restorane, galima sakyti, užaugo ir Mauricijus. Nuo mažens stebėjęs, kaip virtuvėje sukasi du virtuozai, berniukas neįsivaizdavo kito gyvenimo kelio pasirinkimo. Kai buvau jaunas, stengdavausi kuo anksčiau grįžti iš mokyklos ir bėgdavau į restoraną. Didžiausia šventė būdavo, kai išvis nereikėdavo mokytis ir nuo pat ryto galėdavau stebėti, kaip virtuvėje dirba tėvas ir dėdė. Jau nuo 12 metų Mauricijus prisijungė prie komandos. Tai buvo puiki proga pabūti kartu, nes jie nuo ryto iki vakaro dirbdavo arba būdavo išvažiavę teisėjauti konkursuose, dėstyti, gaminti įžymybėms. Everybody talks about my uncle and so on. And he was wonderful and he was also, I think that... Pamenu, visi sakydavo dėdė, kad jis yra nuostabus, geriausias pasaulyje. Progų džiūgauti išties buvo begalė, tačiau dėdė niekada nesišypsojo, visada buvo susikaupęs darbui. O su manimi atvirkščiai, jis būdavo labai mielas, negailėdavo patarimų. Būtent jis sakydavo, Mauricijau, niekada nesustok tobulėti. Kiekviena diena vietoje yra žingsnis atgal. Siekdamas būti geriausias, Mauricijus Kaščino baigė mokslus Italijoje ir išvyko studijuoti į Niujorką. Čia jau pirmąją dieną pateko į juokingą situaciją. Atvykęs nuėjau pavalgyti į pizzeriją. Tuo metu buvau labai šankus maisto ir šiek tiek užrietęs nosį, todėl pasakiau padavėjui, kad pica iškepta blogai. Po kelių minučių prie manęs priėjo kitas vyras ir paklausė, ar tikrai aš nepatenkintas. Paaiškinau, kad nenorėjau įžeisti, bet tikra pica yra visai kitokia. Sužinojęs, kad į Niujorką atvykau studijuoti virtuvės paslapčių, užeigos šeimininkas man iškart pasiūlė darbą. Niekada nemiegantis miestas jaunajam siciliečiui pasirodė nešvarus ir pavojingas, tad minčių likti už Atlanto nebuvo. Vos baigęs mokslus, Mauricijus grįžo į Europą, kur jo laukė darbas tėvo ir dėdės vadovaujamoje virtuvėje. Čia jaunuolis ne tik įgavo neįkainojamos patirties, bet ir patyrė nuotykių. We cooked just for Pope John Paul II. Pati įsimintiniausia istorija man nutiko su popiežiumi. 3 dienas gaminome Jonui Pauliui II maistą, pusryčius, pietus ir vakarienės. Aš visą laiką zyziau dėdei, kad noriu sutikti šventąjį tėvą, tad galiausiai dėdė liepė man paimti vieną iš patiekalų ir eiti kartu. Įėjome į didžiulę salę ir staiga man pasirodė, kad popiežius žiūri tiesiai į mane, nors ko gero jis tiesiog atkreipė dėmesį į įėjusius žmonės. Siaubingai pasimečiau. Ir tuo metu dėdė, kaip priimta, nusilenkė. Supratau, kad taip elgtis turiu ir aš. Tik iš susijaudinimo pasilenkęs vos nenumečiau patiekalą ant grindų. Nelaimės pavyko išvengti, bet buvau raudonas kaip vėžys. Vėliau teko iš arti susidurti su Jonu Pauliumi II. Jis prisiminė mus ir sakė, kad buvome puikūs šefai. Šis restoranas Kaščino šeimai priklauso jau daugiau nei 55 metus.
Dabar čia šeimininkauja Mauricijus su žmona Rita, o žmonės vis dar plaukia paskanauti garsiojo šefo patiekalų. Vaikų pora neturi, tačiau tiki, kad aukštosios kulinarijos paslaptis perduos kuriam nors iš didžiulės sicilietiškos giminės palikuonių, kad Kaščino pavardė ir toliau skambėtų visame pasaulyje. Tai viskas šį trečiadienio vakarą. Dabar jūsų dėmesio tikisi Panorama. Primenu, kad rasti visus laidos Gyvenimas įrašus galima LRT tinklalapio mediatekoje. Jaukaus vakaro su mūsų kanalu ir iki pasimatymo lygiai po savaitės.